Sveiki visi, dabar yra pomidorų sezonas ir kartais norėtųsi pagaminti kažką iš pomidorų, kas neužima daug vietos kažkur kitur, kur jos pagaminai ir padėjo, ar ne? Nes daug pomidorų jie labai skanus, bet aš tikrai, pavyzdžiui, daug jų suvalgyti negaliu, sezono metu biškai pasigardžiuoju ir po to kažkaip jau nebesinori, norisi kažkaip gerai juos išsaugoti. Ir kad tai neužimtų per daug vietos. Tai mano fainas metodas, kurį atradau, yra toks visiškai paprastas. Išdžiovinti džiovyklėje arba saulėje pomidorus, supjaustyti juos nebūtina skrituliais, iš tikrųjų netgi geriau paprastai supjaustyti belenkaip. Ir pernokusius, ir ne visiškai 100% sunokusius. Visus pomidorus galima pjaustyti, reikia džiovinti, išdžiovinti, kad jie būtų kuo traškesni arba sausesni. Galima vakumuoti po to normaliam vakumatoriui, arba tiesiog aš net nevakumuoju tam jau profesionaliam, tiesiog skubiai sumetu į kitą indelį ir einu prie kitų pomidorų džiovinimo. Tai tiesiog su zipu maišiukai daugkartiniai. Tai į kamerą dedu, žodžiu, vietos tikrai, čia yra keli kilogramai pomidorų iš tikrųjų, tai vietos tikrai užima nedaug, o kaip pavyzdžiui, vat jau dabar jau čia yra paruoštas produktas, kuris yra jau nuvalgytas, sunaudotas. Pirmiausia, reikia būtinai juos rehidruoti. Tai yra vanduo, actas, druska, pipirai, prieskoniai, kokie jūsų norime ir taip toliau. Užsiverdame, susidedam pomidorų sausus ir palaukime keletą valandų. Galite ir parą, galite 10, nesvarbu, kiek jūs norite, bet minimaliai keletą valandų, kad jie pribrinktų. Jie tikrai nebus savo pirminės būklės. Manau, jie prigers kokį maks 30% iki. Ir tada juos tokius pribrinkusius su prieskoniais galite ir džiovinti. Jau pomidorus prieskonius, jeigu nenorite dėti į tirpalą prieskonių, tik tai actas, ten druska, cukrus, vanduo. Ir tada į aliejų, į saugią terpę, kurioje galiojimo laikas tikrai bus ilgas ir tikrai jie bus skanus, nes to riebalo bus tokio. Tikrai galima gardžiuoti salotose, tiesiai valgyti, dėti ant kažkokių košių. Tikrai jų panaudojimas yra labai įvairus ir jie tikrai turi ilgą laiką galiojimą. Ir be abejo turi daug maistingų medžiagų, kaip pavyzdžiui, jeigu aukštesnėje temperatūroje džiovinate, gaunasi kaip termiškai apdorotas pomidoras, tai yra likopenas, kuris yra naudingas ir reikalingas mums, jis yra labai gerai žiemai. Na ir apskritai savos daržovės žiemą, tai turbūt nieko nėra geriau. Skanaus, tikiuosi, kad pabandysite.